Sveiki sugrįžę. Antroje dalyje kalbėsime apie migreną kaip vieną dažniausiai sutinkamų pirminių galvos skausmų problemą šeimos gydytojo darbe. Šiandieną kalbėjome apie pirminius ir antrinius galvos skausmus ir viena iš dažniausiai sutinkamų pirminių galvos skausmų patologijų yra migrena, kuri yra pakankamai podukros vaidmenyje vertinant tuos galvos skausmus, kuriuos diferencijuoja, diagnozuoja ir gydo šeimos gydytojai. Todėl to vadinamo neišarto lauko išvadoje arba potekstėje šiandieną didesnę dalį skirsime migrenai, kuri, kaip matome, užima pakankamai ženklę dalį galvos skausmo dažnio lentelėje. Migrena yra žinoma žmonijoje labai senai ir labai daugybę metų, tačiau kaip bebūtų įdomu, kol kas medicina ir mokslas tesurado tik jos malšinimo, o ne gydymo būdų. Ir mokslinėje literatūroje yra stebima tokia terminologija, kad šita liga iki šiol yra neišgydoma. Ir tai, kad pacientam geriausiu atveju tik 50, galbūt iki 70% net ir specifinis gydymas triptanais yra efektyvus, lemia tai, kad tie pacientai yra visą laiką nepatenkinti tiek gydymu, tiek iš tikrųjų kenčia pakankamai sunkias būklės, kurios iš tikrųjų užima ir nusineša didelę dalį jų darbingumo laiko. Tai, kaip yra pasakyta naujausiuose moksliniuose straipsniuose, kad pirmas žingsnis migrenos gydymui yra teisinga migrenos diagnozė, atrodytų visiškai savaime suprantamas dalykas, tačiau nėra taip paprasta diagnozuoti migreną. Kita vertus atrodo, kad yra labai lengva, todėl kad migrenos diagnozei pagrinde tarnauja anamnezė. Migrena iš principo yra liga beždžionėlė, kuri kiekvieną kartą gali pažvelgti tiek į pacientą, tiek į mus gydančius gydytojus įvairiais kampais. Todėl, kad tas pats pacientas gali turėti skirtingas migrenas ir netgi to paties priepuolio metu gali turėti, tarkim, migreną su aura ir migrenos be auros kliniką. Ir žinojimas migrenos klinikinių pasireiškimų arba charakteristikų galbūt palengvintų arba padėtų mums parinkti patį tinkamiausią, vėlgi individualų gydymą pacientui, kuris serga galvos skausmu, kuris manoma yra vienas labiausiai invalidizuojančių žmogų patologijų, atimančių labai ženklę dalį darbingumo. Migrena yra daugiau moterų liga. Ir nuo lytinio brendimo laikotarpio moterys, manoma, serga 2-3 kartus dažniau negu vyrai. Ir ryšys su moteriškais lytiniais hormonais jau yra nustatytas, todėl manoma, kad būtent aktyvaus, jauno, vaisingo amžiaus moterų grupėje ši patologija yra dažnesnė. Pradedant menopauziniu, perimenopauziniu laikotarpiu, kaip taisyklė, ši patologija tampa retesnė. Kaip ir kalbėjom, darbingumo netekimas visame pasaulyje sergančių migrenos grupėje yra pakankamai ženklus. Mūsų Lietuvos statistiniai duomenys šitoje vietoje yra labai kuklus, tačiau manoma, kad didžioji dalis pacientų, kurie kreipiasi į gydytojus pagalbos, yra jau sunkios ir labai sunkios migrenos pacientai. Tie pacientai, kurie serga lengva ir vidutinio sunkumo migrena, kaip taisyklė gydosi patys ir vienaip ar kitaip stengiasi savo padėti vadinamoju pačių medikacijoje arba savęs paties gydyme. Migrena yra neurologinis sutrikimas, o jeigu dar tiksliau galima būtų pasakyti neurovaskulinis sutrikimas, todėl migrena labai gražiai jungia grynąją neurologiją ir grynąją kardiologiją. Migrena tai yra neurologinis sutrikimas, o jeigu tiksliau, tai neurovaskulinis sutrikimas labai gražiai jungiantis grynąją neurologiją ir grynąją kardiologiją į vieną pacientą. Kaip taisyklė, ji yra apibrėžiama kaip labai stiprus galvos skausmas, dažniausiai vienpusis, pulsuojantis, lydimas tokių simptomų kaip vėmimas, pykinimas, šviesos ir garso baimė arba netoleravimas, bei neadekvataus nuovargio, kuris sustiprėja nuo eilinio bet kokio fizinio krūvio, kasdieninio fizinio krūvio. Apie 15-20% manoma, kad pacientai
turi vadinamą auros arba alodinijos simptomatiką, kuri iš tikrųjų kaip taisyklė pacientus labai stipriai nugąsdina arba veikia, ypatingai jeigu tai yra vizualinės auros simptomatika. Iš migreną provokuojančių faktorių, tų vadinamųjų top 10, mes vis dėlto galėtumėm pasakyti, kad moteriškų lytinių hormonų kitimai, jų svyravimai yra vienas iš svarbiausių migreną provokuojančių faktorių buvimas. Ir tai neabejotinai siejama su tuo, kad didžioji dalis migrenos pacienčių yra moterys. Manoma, kad 60–70% moterų, kurios serga migreną, moteriškų lytinių arba, kitaip tariant, cikliškumo kitimai lemia migrenos pasireiškimą. Kol kas mokslas nėra atsakęs, kodėl vienoms moterims šie kitimai yra antiek reikšmingi, kurie provokuoja migrenos kliniką. Kitos moterys tarsi nėra jautrios šių moteriškų lytinių hormonų kitimams ir šios klinikos neturi. Tačiau buvimas moterim ir turėjimas lytinių hormonų yra normalu. Klausimas tik tai, kodėl vienos moterys yra jautrios, kitos nėra jautrios, kalbant apie migrenos klinikos pasireiškimą, dar nėra atsakyta. Badavimas ir neprivalgymas taip pat yra vienas iš svarbiausių momentų ir neretai netgi pasitaiko atveju, kada pacientam pakankamai trumpą laiką, santykinai trumpą laiką, arba praleidus maitinimąsi, praleidus pietus, praleidus priešpečius, arba kitą kartą, tarkim, pacientą siunčiant ezofago fibrogastrododenoskopijai, kuomet pacientas jau iš vakaro turi pradėti ruoštis procedūrai, ryte gali jis turėti nepaprastai stiprią migreną susijusią su badavimu arba neprivalgymu. Miego sutrikimas tai yra taip pat vienas iš dažniausiai provokuojančių rizikos veiksnių, kuomet netgi persimiegojimas, bet neišsimiegojimas yra blogesnis dalykas jautriems arba į migreną linkusiems pacientams. Su tuo yra susijusi taip vadinamoji savaitgalinė migrena, kuomet žmogus dirbęs intensyviai per 5 darbo dienas savaitgalį išsimiega ir kaip taisyklė turi migrenos kliniką. Genetiniai ir aplinkos faktoriai, jie taip pat yra nustatyti ir tie pacientai, kurie jau serga migrena, jie savo aplinkos faktorius atpažįsta. Genetika yra pasakius tai, kad jeigu tavo senelė, tavo mama sirgo migrena, tai polinkis į migreną yra didesnis taip pat ir pas tą žmogų, kieno šeimoje šita patologija buvo nustatyta. Tipinis migrenos galvos skausmas, kaip taisyklė, trunka nuo 4 iki 72 valandų. Daugiau kaip 72 valandos arba 3 paros jau yra komplikuotos migrenos diagnozė, tarkim status migrenozus. Ir šitoje vietoje mes jau išeinam iš ūmaus migrenos priepuolio tarpsnio, beigi pacientą iš tikrųjų tikslinga nukreipti gydytojo neurologo konsultacijai. Migrena yra neurovaskulinė liga ir pagal patogenezę, taip kaip yra matoma skaidruolėje, esminių momentų yra tas trigeris, kuris neaišku dėl kurios priežasties tam tikram jautriam į tą trigerį pacientui paleidžia visą taip vadinamo sterilaus neurogeninio uždegimo kliniką. Sensorinių nervų galūnėlės, ateinančios ant kraujagyslių, intrakranijinių, ekstracerebrinių kraujagyslių, išleidžia biologiškai aktyves medžiagas. Ir pirmoje eilėje kraujagyslė reaguoja į vazokonstrikciškai į tas biologiškai aktyves medžiagas. Kaip taisyklė tiem pacientam, kurie serga migrena su aura, vazokonstrikcijos laikotarpis sutampa su auros periodu. Štai kodėl nerekomenduojama skirti specifinių vaistų nuo migrenos triptanų pacientams auros periode, todėl kad sutraukus kraujagyslę, ką ir daro triptanai, kuri ir taip tarsi jau yra sutraukta, mes galim turėti išeminės klinikos komplikaciją. Sekančiais etapais susivedus visiems mechanizmams ir išsiskiriant kitiems biologiškai aktyviems faktoriams, įvyksta, kas yra vadinama patologinė vazodilatacija. Su patologinė vazodilatacija kaip taisyklė jau yra susijęs galvos skausmas, pulsuojančio pobūdžio, tvinkčiojančio pobūdžio ir tai, kas yra paskutiniu tuo patogenezės etapu, vadinamoji žievės slopinimo stadija, prasidedanti nuo oksipitalinės srities, taip kaip matoma skaidruolėje, lemia migrenos klinikos buvimą.
Jeigu sudėti labai standartiniu požiūriu ir labai supaprastintai migrenos patogenezę, tai mes turime pagrindinius 4 etapus, apie ką jau ir kalbėjome. Tai yra neurogeninis uždegimas, tada mes turime išskirtas labai aktyves, biologiškai aktyves medžiagas, taip kaip neurokininas A, substancija P. Vadinamoji CGRP medžiaga yra nepaprastai galingas vazodilatatorius. Po santykinai trumpalaikės kraujagyslių vazokonstrikcijos mes turime patologinę ilgalaikę vazodilataciją ir žinoma tolesnių impulsų perdavimą iki pat centrinės nervų sistemos aukščiausios arba žievinės dalies būtent slopinimo prasme. Kalbėdami apie migrenos patogenezę, mes matome, kad migrenos patogenezės etapuose lemiamus vaidmenis vaidina serotonino pirmieji D ir pirmieji B receptoriai. Pirmieji B receptoriai yra daugiau atsakingi už kraujagyslinį komponentą, o pirmieji D receptoriai daugiau yra atsakingi už neurogeninio uždegimo komponentą. Triptanai arba vaistai, kurie specifiškai veikia migreną ir yra serotonino agonistai, kurie veikia šiuos serotonino pirmuosius B ir pirmuosius D receptorius. Veikimo tikslas yra sustabdyti taip vadinamąją ekstravazaciją, patologinio impulso plitimą per apatinius centrinės nervų sistemos centrus iki pat žievės, iki pat aukščiausio skausmo centrų. Migrenos priepuolio evoliucija, kaip matome, turi tam tikrą būdingą savo eigą. Kai kurie pacientai turi prodromą, kurį gali apibūdinti įvairiais apetito, miego pokyčiais, atitinkamo jautrumo pokyčiais šviesai, garsui, kvapui. Ir ne visi pacientai, bet daliai pacientų aura taip pat yra vienas iki galvos skausmo pasireiškiantis simptomas. Galvos skausmas kaip taisyklė turi įsibėgėjančią tendenciją. Štai kodėl klausimas, kada pradėti galvos skausmą gydyti, kada paskirti specifinius vaistus, šiai dienai yra nepaprastai aktualus. Kai kurie pacientai, praėjus galvos skausmo stadijai, turi tam tikrą laiką prabūti tam, kad sugrįžti į normalų funkcionavimą. Todėl tuomet, kada mes kalbame apie migreną, mes negalime kalbėti vien tik tai apie galvos skausmą, nes kaip taisyklė šis laikotarpis apima ir prodrominį laikotarpį, įskaitant auros laikotarpį, ir taip pat to vadinamojo sugrįžimo laikotarpį į normalų funkcionalumą arba įgalumą. Ir todėl migrena, jeigu jinai iš tikrųjų yra ilgalaikė, jeigu yra menstruacinė migrena, jinai dažniausiai atima iš žmogaus keletą parų iš jo gyvenimo. Migrenos aura, kaip ir kalbėjom, labai dažnai nugąsdina žmogų, jeigu tai yra vizualinė aura. Pacientai atžymi labai ryškių šviesų, blyksnių, vadinamų saulės žaliuzės efektų, kuomet dažniausiai tai pasireiškia būtent pažeistos galvos pusės simptomatika. Patogenezė yra ta vadinamoji žievės sklindanti depresija. Vienaip ar kitaip migrenos auros esminis momentas yra tai, kad jos trukmė negali būti ilgesnė kaip valandą laiko. Jeigu mes turim pacientą, kurio aura trunka ilgiau negu valandą, šitą pacientą skubos tvarka mes turime siųsti gydytojo neurologo konsultacijai arba pacientui paaiškinus, esant pacientui suinteresuotam savo ligos atpažinime, ligos mokyme ir gydyme, kad jeigu aura užtrunka ilgiau kaip valandą, jis pats kreiptųsi skubos tvarka į priėmimo kambarį. Todėl, kad tai gali būti jau komplikuotos migrenos diagnozė, galbūt išeminio insulto diagnozė, arba iš viso nemigrena ir nemigreninės auros diagnozė, kurią reikia skubos tvarka diferencijuoti. Migrenos aura ir susiję regos sutrikimai gali pasireikšti kaip ryškus zigzagai, kaip vadinamoji negatyvioji skotoma. Pacientai dažniausiai pasakoja, kad jie turi taip vadinamą klecką kaip ant stiklo prieš akis, kurio neišeina nuvalyti. Pozityvioji skotoma arba labai ryškiai suskilusi tarsi stiklo ar veidrodžio skilusio veidrodžio simptomatika iki visiško arba bent jau dalinio akipločio iškritimo.
Nuo 2010 metų Europos kardiologų draugijos metiniam suvažiavime migrenos aura moterims yra priimta prie kardiovaskulinių rizikos veiksnių šalia hipertenzijos, diabeto, dislipidemijos, išeminio insulto rizikos klausimų. Galbūt taip migreną piešia Van Gogas. Kaip ir kalbėjom, migrenos klinika, kurią dažniausiai mato šeimos gydytojas, yra sutinkama kaip migrena su aura, migrena be auros ir menstruacinė migrena. Lėtinės migrenos, migreninio infarkto klinika praktiškai yra gydytojo neurologo kompetencija ir diagnozė. Migrenos atakos nepaprastai skiriasi savo dažnumu, skausmo intensyvumu, trukme, atakų pasikartojimu. Ir jeigu vertintumėm procentaliai, kiek dažnai pasitaiko migrenos priepuolių per mėnesį, praktiškai rezultatą turime tą patį tarp 1 karto per mėnesį ir iki 10 kartų per mėnesį migrenos priepuolio pasireiškimu. Migrenos priepuolių intensyvumas arba tai, ką iš tikrųjų gydytojai diagnozuoja, yra dažniausiai sunkaus arba labai sunkaus intensyvumo klinika. Tačiau kita vertus manoma, kad lengvos ir labai, nesunkios vidutinės migrenos yra nediagnozuojamos, todėl kad pacientai šias klinikinės būklės įveikia patys. Suomių darbas, gydytojų, neurologų ir skausmo terapeutų darbas prieš gerą 5 metų pasakė, kad migrenos klinika ir jos pasireiškimas nėra vienodas. Žinojimas šitų tipų palengvina ne tik tai diferencinę diagnozę, bet ir palengvina vaistų skirimo arba gydymo taktikos numatymą. Manoma, kad migrena gali būti taip vadinamos trumpalaikės migrenos klinika arba pasireiškianti labai greitai, kada galvos skausmo pikas pasiekiamas per kelias valandas. Galvos skausmo trukmė būna vidutiniškai 5-6 valandas ir ta vadinamoji išėjimo stadija užima kelias valandas. Vienaip ar kitaip galvos skausmas 9-10 valandų yra nepaprastai sunki būklė humaniškumo principų žiūrint, tačiau sekančios migrenos formos, o būtent lėto migreninio skausmo vystymosi tipo klinika, kuri galvos skausmo piką pasiekia vidutiniškai po paros ir įsilaiko į 2 parą, beigi pasikartojančios ilgalaikės skausmo formos migrenos klinika yra dar sunkesnė. Ypatingai pasikartojanti ir ilgalaikė skausmo forma yra pavojinga tiek pacientam ir yra nepaprastai sunkiai gydytojam, todėl kad ties kiekvienu paūmėjimu, tarsi ties kiekviena banga, pacientas kaip taisyklė vertina, kad vaistai, kuriuos jisai vartoja, nebeveikia. Ir kiekvieno galvos skausmo bangos arba piko metu jisai vartoja dar ir dar daugiau vaistų. Kadangi galvos skausmo trukmė apima kaip taisyklė parą ir ilgiau, šie pacientai po kelių parų turi dar ir tą vadinamą ūmų migrenos priepuolį ir jau yra antrinių galvos skausmų arba dėl medikamentų pervartojimo galvos skausmų pacientai. Galvos skausmų pasikartojimas tapo ypatingai svarbiu klausimu triptanų eroje ir šitoje vietoje iš tikro galvos skausmų klausimas kaip taisyklė siejasi su vadinamuoju medikamentiniu arba antriniu galvos skausmų sąlygotų vaistų pervartojimu. Kaip mes turėtumėm vertinti migrenos sunkumą? Todėl, kad pagal migrenos sunkumą mes turime parinkti arba specifinius, arba palikti nespecifinius vaistus nuo migrenos. Migrenos sunkumas yra vertinamas taip vadinamu Midas klausimynu, pagal kurį klausimus pateikiant atitinkamai pacientams pagal migrenos negalę sąlygančius požymius, pagal darbingumo netekimo požymius, tiesiog aritmetiškai susumavus balų sumą mes galime spręsti, kokioje galvos skausmo stadijoje yra pacientas ir pagal tai parinkti atitinkamą gydymą. Jeigu pagal klinikinį vertinimą pacientas yra lengvoje arba vidutinėje, arba kitaip tariant 1-2 Midas klausimyno laipsnio grupėje, dažniausiai pakanka nespecifinio gydymo, tai yra vaistais nuo skausmo ir uždegimo. Kai kuriems galbūt pacientams reikalingas specifinis gydymas triptanais,
galbūt tada, kada nėra adekvataus atsako į nespecifinį. Tuo tarpu, kada galvos skausmas yra iš tikrųjų sunkus ir labai sunkus, kuomet nespecifinis gydymas nepadėjo, tuomet mes visą laiką galvojame apie specifinį gydymą triptanais, beigi sprendžiame profilaktinio gydymo klausimą. Kokiagi taktika yra migrenos gydymui? Taip vadinamoji step care arba pažingsninė taktika yra priimta International Headache Society kaip bendra rekomendacija tiek neurologam, tiek visų sričių gydytojams, kuomet vertinus midas klausimynų, mes turim tą vadinamą pažingsninę taktiką. Pradedam nuo nesteroidinių vaistų, nuo uždegimo, vertinam, ar padėjo, ar nepadėjo ir sunkėjant klinikai ir nesant efektui, mes skiriame gydymą triptanais. Kitagi taktika, tai vadinamoji stratified arba stratifikuota taktika, šiandieną kalba apie gydymą galvos skausmo, migreninio galvos skausmo gydymą kuo ankstyvesnėje stadijoje specifinių gydymų tam, kad specifiškai veikiant tam tikras patogenezinius etapus ir dalis galbūt galima pasiekti geresnį efektą, negu kad pažingsninė taktika numato. Ir žinojimas šitų dviejų taktikų, ko gero, nei kiek nepalengvina gydytojo apsisprendimo, todėl kad migrena iš principo yra nepaprastai sunki, jinai ne visą laiką būna tokia visiškai vienoda net ir tam pačiam pacientui. Ir net skyrus vieną kartą vieną taktiką, antrą kartą ta pati taktika gali nepadėti, todėl galvos skausmą tada jau turime mes patys. Danijos vienas žymiausių neurologų Larsas Benstenas, kuris yra FNS, tai yra European Federation of Neurology Society, gairių vienu iš pirmųjų autorių, yra pasakęs, kad pirmiausia, žinoma, skiriame nesteroidinius vaistus nuo uždegimo ne tik tai dėl to, kad nespecifinė terapija turėtų pagelbėti, bet tai, žinoma, yra ir ekonomiškai naudingiau, dėl to, kad gydymas triptanais yra brangesnis negu kad nespecifinės terapijos skirimas. Visą laiką klausimų išlieka, kuris šiai dienai dar nėra pilnai išnagrinėtas, ankstyvo gydymo triptanais skirimas, paciento pasirinkimo, paciento pageidavimo klausimas, kokiu gydymu jisai norėtų būti gydomas, net ir tarp specifinio gydymo pasirinkimo klausimų, beigi prevencijos klausimas, todėl kad nežiūrint to, kad apie 50%, gal ir daugiau pacientų sergančių migrena atitinka prevencijai būdingą simptomatiką, tik tai apie 5% šių pacientų vartoja gydymą prevencijos tikslu. Gydymas iš principo yra labai sudėtingas ir netgi specifinis gydymas triptanais, kaip ir minėjome, tai duoda efektą iki 50–70% ligonių. Apie pusę pacientų, kaip taisyklė, kreipiasi pagalbos į vaistininkus ir triptanus perka vaistinėse. Lietuvoje kompensuojami vaistai lemia tai, kad pacientam kompensavimo klausimas yra išsprendžiamas tuomet, kada yra diagnozuojama komplikuotos migrenos diagnozė, tai arba status migrenozos, G43.2 arba komplikuotos migrenos diagnozė. Migrenos aura pasireiškia ne tik vizualinė aura, jinai gali pasireikšti ir kitais, tarkim, sensoriniais požymiais. Jeigu imant pacientui pagal apatinio žandikaulio, tai yra nervus trigeminus dalį, savotiško jausmo, galbūt nutirpimo, skruzdėlių bėgiojimo simptomatika, kuri plinta į kaklą, jeigu tai yra kairiai pusė į kairę ranką, žinoma, visą laiką mus, ko gero, ves prie diferencinės diagnozės poreikio su ūmiu koronariniu sindromu. Bet kuriuo atveju tą padaryti reikia. Kaip ir kalbėjom, vizualinė aura iš principo yra rizikos veiksnių išeminio insulto klausime arba išsivystyme. Profesorė Anne McGregor yra tų žmonių, kuri daugiausiai nagrinėjo menstruacinės migrenos klausimą visame pasaulyje. Jinai yra pasakius, kad savo laiku, kada jinai pradėjo mokslinį darbą, jos mokslinis vadovas pasakė, kad tu įrodyk tai, kad menstruacijos ir migrena nieko bendro neturi. Tačiau tai, kad viskas įrodyta šiai dienai priešingai ir tai, ką jinai savo darbę padarė, jinai tarp kitko tarsi juokais sakė, ko gero buvo tuo esminiu momentu, kuris leidžia šiandieną labai aiškiai paaiškinti, kodėlgi moteriškų lytinių hormonų svyravimai taip stipriai įtakoja migrenos pasireiškimą. Kadagi yra didžiausia rizika?
Vertinant tai, kad estrogenas yra vienas iš svarbiausių mediatorių migrenos pasireiškimui ir lytinių hormonų, būtent estrogenų, progesteronų svyravimai, jautrioms į šiuos svyravimus moterim provokuoja menstruacinės migrenos klinika, turime žinoti, kad pagrindiniai arba didžiausi rizikos momentai yra prieš ir po ovuliacijos, kuomet matome mėlyną liniją estrogenas, labai stipriai didėja prieš pat ovuliaciją ir su ovuliacijos diena krenta. Nuo ovuliacijos pradeda didėti progesteronas, tai yra būtent ta pirmoji rizikos data. Mažėjimas abiejų tiek estrogenų, tiek progesterono, beigi pastoviai žemas estrogenų lygmuo lemia padidintą riziką perimenstrualiniu laikotarpiu, tai yra prieš pat menstruacijas bei pirmomis 5-7 menstruacijų dienomis. Dėl ko tas vystosi, iki šios dienos pilnai nėra atsakyta, bet manoma, kad estrogenas užima tam tikrą prievaizdo vaidmenį uždegiminėms genams ir jų pasireiškime. Kuomet to vadinamo prievaizdo arba estrogenų yra pakankamai daug, uždegiminiai genai, kurie iš tikro ir yra įtraukiami ir atsakingi už sterilaus neurogeninio uždegimo išsivystymą, migrenos patogenezės kalba kalbant, to pakanka, kad uždegimas arba migrena nepasireikštų. Kuomet estrogeno mažėja, tarsi to prievaizdo mažėja, tuomet uždegiminiai genai ima viršų ir rizika migrenai didėja. Menstruacinė migrena yra skirstoma į dvi, o būtent grynąją menstruacinę migreną bei su menstruacijomis susijusią migreną pagal International Headache Society klasifikaciją. Grynoji menstruacinė migrena yra apibrėžiama labai aiškiais skaičiais. Tai yra -2 + 3 arba 2 dienos iki mensės bei 3 dienos pirmomis menstruacijų dienomis. Čia nėra dienos 0. -1 dar yra 1 diena iki menstruacijų, +1 jau yra pirmoji diena. Deja, nežiūrint to, kad ši migrenos forma būtų labai patogi, jinai būtų pakankamai numanoma, nuspėjama, klausimas apie preventinį gydymą visuomet yra lengvesnis esant labai nuspėjamam migrenos pasireiškimo laikotarpiui, tačiau vis dėlto didžioji dalis moterų, apie 60-70%, serga taip vadinama susijusia, asocijuota su menstruacijomis migrena, kuriai būdinga ne tik -2 + 3, bet ir bet kuris menstruacinio ciklo arba bet kuris mėnesio langas arba laikotarpis, kada gali pasireikšti migrena. Tam, kad diagnozuoti, taip pat turime surinkti anamnezę. Taip kaip ir migrenos su aura diagnozei reikalinga ne mažiau kaip 2 priepuoliai atitinkantys migrenos su aura kliniką, taip kaip migrenai be auros reikalingi ne mažiau 5 priepuoliai atitinkantis migreną be auros kliniką anamnezėje, taip ir menstruaciniai migrenai turi būti bent 2 priepuoliai iš 3 ciklų apibūdinantis menstruacinę migreną. Ir šitoje vietoje, ko gero, labai didelę pagalbą galime gauti paprašę pacienčių žymėti savo menstruacijų ciklą ir galvos skausmo ciklą arba dieninę, arba tiesiog ant paprasto kalendoriaus, susitarę, kaip mes apibrauksime ir kokiu ar kryžiuku ar trikampiuku žymėsime atitinkamai galvos skausmą bei gydymą. Prieš jūs matoma Anne McGregor pateikta iš jos klinikos vienos pacientės žymėjimo schema, kuri parodo, kad menstruacijos nepaprastai stipriai susiję su migrenos pasireiškimu. Todėl šitoje vietoje kalendorius tiek mums patiems, tiek galbūt nukreipiant pacientą pas neurologą konsultacijai dėl diagnozės patikslinimo bei tyrimo bei gydymo numatymo, visada yra didelis pagalbinis instrumentas, leidžiantis ne tik teisingai diagnozuoti, bet ir teisingai numatyti gydymo taktiką. Migrenos epidemiologiniai skirtumai daugiausia susiję su moteriškų lytinių hormonų kitimais ir apie tai mes esame kalbėję. Vienaip ar kitaip, migrenos pasireiškimas kaip taisyklė didėja, mažėjant plazmos estrogenų lygiui. Tai vadinamas pill-free intervalas arba vartojimas peroralinės kontracepcijos ir to vadinamo lango laukiant menstruacijų yra vienas iš tų rizikos laikotarpių, pogimdyminis laikotarpis, beigi kitos būklės. Kaip taisyklė, migrena turi gerėti tada,
kada mes turim 2-3 gestacinį periodą, menopauzės laikotarpį, tada, kada pacientė vartoja peroralinę kombinuotą hormonų terapiją. Tačiau nežiūrint to, tai kas yra sakoma apie migreną, kad ji yra ta liga beždžionėlė, visą laiką galima tikėtis ko nors netikėto ir ne to, kaip pagal taisyklę turėtų būti. Ir kaip pavyzdžiui, yra 3% migrenos priepuolių pasireiškimų 2 ir 3 gestacinį periodą turinčių moterų grupėje, kuomet tarsi migrenos pasireiškimas turi mažėti. Kitaip tariant, visą laiką migrena gali būti nenuspėjama ir sudėtinga gydytojui bei pacientui. Kuomet mes kalbam apie paprastą migreną ir menstruacinę migreną, mes turime turėti omeny, kad menstruacinė migrena kaip taisyklė yra daug sunkesnė. Visą laiką jinai yra ant tos ribos 72 valandų tarp to vadinamo ūmaus priepuolio ir komplikuotos migrenos diagnozės. Kaip taisyklė ją lydi dažnesni lydimieji simptomai – pykinimas, vėmimas, turi tą vadinamą kumuliacinę pasikartojimo jėgą, daug dažnesnė komplikacijomis ir neabejotinai labai stipriai priklauso nuo moteriškų lytinių hormonų ciklinių kitimų. Manoma, kad menstruacinės migrenos pacientės yra daug rezistentiškesnės gydymui arba jas gydyti yra nepaprastai sunku. Su tuo yra susiję ne tik galvos skausmų pasikartojimai, bet ir medikamentinio galvos skausmo tikimybės arba pasireiškimo buvimas. Anne McGregor yra pasakiusi, kad jos tyrimais bei kitų autorių tyrimais, lyginant menstruacinę ir nemenstruacinę migreną, vis dėlto menstruacinė yra daug sunkesnė, jinai yra daug ilgesnės trukmės, duodant auksinį standartą sumatriptano 100 mg atsakas menstruacinių migrenos pacienčių grupėje yra daug prastesnis ir atkrytis arba galvos skausmų pasikartojimas yra kone 2 kartus didesnis būtent menstruacinių migrenos pacienčių grupėje. Taigi menstruacinė migrena sąlygoja didesnį funkcinį neįgalumą nei nemenstruacinė, trunka ilgiau, dažniau ir linkusi pasikartoti. Kaip bebūtų liūdna, iš tikrųjų šios pacientės labai dažnai jaučiasi bejėgiškai, todėl kad net ir kreipiasis tyrimų, kreipiasis į gydytoją, dažniausiai gauna atsakymą, kad viskas su jumis gerai, todėl kad nei biocheminiai, nei hormoniniai tyrimai neturi jokių patologinių rodiklių, kurie iš tikrųjų galėtų tarsi rodyti tam tikros patologijos buvimą. Tik tai padidėjęs jautrumas į normalius hormonų kitimus lemia arba užima vieną iš esminių momentų šios sunkios būklės, sunkios ligos pasireiškime. Apie menstruacinės migrenos mechanizmą mes jau esame kalbėję ir kaip ir sakėme, paleidžiamasis faktorius manoma yra estrogenų lygmens kitimas ir tai siejama su migrenos centrinių žievės slopinimu bei uždegiminių genų ekspresija. Menstruacinės migrenos metu keičiasi centrinis opioidinis tonusas, sutrinka endorfino, kortizolio atsargos ir tai, kad estrogenai turi tą vadinamą nitratinį veikimą, šitoje vietoje yra kaip trūkumas toms moterims, kurios yra menstruacinės migrenos pacientės. Hormonų vartojimas arba kombinuotos hormonų terapijos vartojimas visą laiką išlieka dideliu klausimu tiek neurologų, tiek ginekologų diskusijose ir žinoma neabejotinai atsiliepia šeimos gydytojo institucijai, todėl kad klausimas vartoti ar nevartoti yra neatsakytas. Yra žinoma vienaip ar kitaip tik tiek, kad hormonų vartojimas skirtingai įtakoja migreną. Vienom pacientėm lengvina tam tikras hormonų stabilus buvimas arba tam tikras stabilus hormonų lygmuo, kitomsgi sunkina. Ir šitoje vietoje vienaip ar kitaip kombinuota hormonų terapija gali keisti migrenos charakterį beigi dažnumą. Ryšys vienaip ar kitaip su kombinuota hormonų terapija yra įrodytas, todėl naujausiuose moksliniuose straipsniuose netgi yra pažymima, kad labai sunkia migreną patiriančiam pacientėm kraštutiniu atveju tikslinga konsultuotis su ginekologu dėl kombinuotos hormonų terapijos tikslingumo, ar reikalinga ją tęsti, jeigu vartoja, arba ar nereikalinga, arba reikalinga būtų ją pridėti, jeigu yra tam indikacijų, tarkim, policistiniai ovarai, galbūt iš tikrųjų nėštumo kaip kontraceptinės priemonės parinkime, tuo pačiu teigiamai, galbūt teigiamai veikiant ir migreną. Migrenos gydymas, taip kaip ir visi gydymai, yra skirstomi į nemedikamentinį ir medikamentinį. Ir tai, kas iš tikrųjų siejama su tuo vadinamuoju nemedikamentiniu rekomendacijų sąrašu, kitą kartą gali atrodyti
pakankamai paprastai ir taip kaip iš Bridgetos Jones dienoraščio numesti svorį, mažinti stresą, vengti maisto trigerių, nepraleisti maitinimosi režimų, tačiau šituos dalykus reikia pakankamai aiškiai leisti pacientui suprasti, kad mokymas migrenos ir tų dalykų, ką pacientas pats gali išvengti, tai reikėtų daryti ir stengtis atrasti savo trigerius bei savo gyvenimo dienotvarkės reguliavimas gali būti vienas iš lemiamų momentų gydymo parinkime. Specifinį gydymą vis dėlto manoma tikslinga pradėti kuo anksčiau, tada kol galvos skausmas dar nėra įsibėgėjęs. Tačiau vis dėlto didžioji dalis pacientų pirmoje eilėje bus gydomi nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Taip kaip ir numato International Headache Society rekomendacijos, nespecifinis gydymas yra taikomas kaip pirmo pasirinkimo gydymas ir neesant jam efektyviam, skiriama gydymas triptanais. Mes žinome, kad vieni vaistai turi įrodymų lygį A, taip kaip ibuprofenas, diklofenakas, rekomendacijų lygis B yra dexketoprofenui. Kitaip tariant, pasirinkimas yra pakankamai platus, kuom galėtumėm parinkti kiekvienam konkrečiam pacientui gydymą. Kada ir kurį specifinį vaistą rinktis, kalbant apie triptanus, žinant, kad visi triptanai esantis rinkoje ir visos jau formos turi mokslinių įrodymų lygį A nuo pat pirmo sumatriptano iki pat paskutinio frovatriptano, lemia klausimą. Ir ko gero žinojimas tų klinikinių būklių, apie kurias mes kalbėjom, arba klinikinių charakteristikų bei pasireiškimų, pagal kurias mes galime parinkti vieną arba kitą triptaną, beigi migrenos kintamumas gali nulemti individualų gydymą, kuris ir turėtų būti pats tinkamiausias konkrečiam pacientui. Vieno didelio apžvalginio straipsnio išvadose, kuris apėmė 221 publikaciją ir 38 studijas, buvo sakoma, kad nežiūrint to, kad visi triptanai veikia tarsi vienodai, kad visi triptanai vienaip ar kitaip, kaip ir dauguma vaistų, turi šalutinius reiškinius, skirtingi rezultatai, kalbant apie efektyvumą arba veikimą, buvo matomi ir jie tikriausiai yra susiję su heterogeninė triptanų farmakokinetika. Tam, kad iš tikrųjų kalbėti tais farmakokinetiniais ir dinaminiais terminais, vis dėlto reikėtų įvertinti tą vadinamąjį serotonino pirmų receptorių arba pirmo B ir pirmojo D receptorių atsaką arba triptanų afinitetą jiems. Žinom, kad kiekvienas vaistas turi ne tik tai atitikti kaip raktas spyną, bet ir sugebėti jį atrakinti arba užrakinti. Tai yra vadinamas affinity ir potency anglų kalboje arba afinitetas ir pajėgumas. Prieš jūs yra skaidrė, kurioje matome, kaip įsidėlioja triptanai pagal jų afinitetą serotonino pirmiems B, tai yra tam vadinamajam pagrinde kraujagysliniam komponentui, taip pat aišku veikiant ir neurogeninį komponentą, ir pirmiesiems D receptoriams. Pusinės eliminacijos laikas taip pat yra labai svarbus ir vertinant anksčiau arba senuosius triptanus bei auksinį standartą sumatriptaną, naujesnieji triptanai ir pats naujausias iš jų frovatriptanas buvo sukurtas tam, kad veikti truputėlį kitaip negu kad jau buvo aišku, kaip veikia sumatriptanas. Ir ilgas pusinės eliminacijos laikas ko gero yra vienas iš pagrindinių momentų lemiančių galvos skausmų pasikartojimą arba atkritį ir ne tik tai ilgą vaisto veikimą. Kaip ir minėjom, migrenos priepuolio recidyvo, pasikartojimo arba atkryčio mechanizmas iki šiol nėra aiškus, bet panašu, kad tai priklauso nuo serotonino agonisto arba triptano afiniteto pirmiesiems B serotonino receptoriams ir jo pusinės eliminacijos laikotarpio. Ir štai šioje lentelėje matome, kad nežiūrint to, kad prie visų triptanų juos paskyrus mes galime sulaukti galvos skausmų pasikartojimą, žemiausiai jie yra frovatriptano, naratriptano, letriptano grupėse, o vertinant auksinį standartą, sumatriptano 100, rizatriptano šių pasikartojimų sutinkama apie 2-3 kartus dažniau. Kadangi migrena yra neurovaskulinė liga ir žinodami, kaip veikia triptanai, kad jie sutraukia intrakraninės ekstracerebrinės kraujagyslės, klausimas visą laiką išlieka apie kraujagyslinį komponentą, kalbant apie sisteminį poveikį arba poveikį į koronarus. Tyrime, kuriame buvo palygintas auksinis standartas sumatriptanas ir frovatriptanas,
parodė, kad abu triptanai sutraukia žmogaus arteriją baziliaris maždaug tokia pačia tendencija. Tačiau frovatriptanui nėra būdingas neigiamas poveikis į koronarus. Jisai yra tik minimalus arba labai nedidelis. Nežiūrint to, visai triptanų klasiai išlieka tos pačios kontraindikacijos, kurios pagrinde remiasi į kardiovaskulinę anamnezę ir jų komplikacijų buvimą, bei įspėjimus arba atsargumus vartojant triptanus vėlgi remiasi į kardiologiją. Todėl parenkant kardiologinę prasme, frovatriptanas galbūt būtų pats tinkamiausias kardiologinės ligas, lengvas ligas, nekomplikuotas kol kas tiek insultų, tiek infarktų, kardiologinėmis komplikacijomis, šias lengvesnės formas turintiems pacientams. Manoma, kad frovatriptanas tai yra pats paskutinis, naujausias triptanas klasėje, yra celebroselektyvus ir šitoje vietoje tai, kad jis veikia ten, kur reikia ir neturėdamas neigiamo poveikio į periferiją, jisai išlieka tuo vadinamuoju tarsi antros kartos triptanu. Vienas iš svarbiausių mokslinė prasme, ko gero, žurnalų yra Expert Opinion, kur autoriai kaip taisyklė deklaruoja interesų konflikto nebuvimą, yra pasakę, kad net koronarinė širdies liga sergančių grupėje frovatriptanas buvo toleruojamas gerai. Kodėl svarbu ligoniams greitas atsakas arba kiek yra svarbu? Ko gero klausimas net nekyla. Tačiau šalia to, kad vaistas veiktų greitai ir kad nebūtų pasikartojimo, pilnas skausmo nebuvimas yra esminiu momentu. Tai yra padengti kuo ilgai tą trunkantį beskausmį periodą yra esminis dalykas, ko pacientam nepaprastai reikia šalia greito veikimo pradžios. Manoma, kad apie 2/3 pacientų meta gydymą triptanais dėl būtent pasikartojančių galvos skausmų. Taigi šiandien apžvelgėme pirminius ir antrinius galvos skausmus šeimos gydytojo darbe. Linkiu jums visiems sėkmės. Ačiū labai.